Na, dabar pakalbam rimtai. Audi vairuotojai, tokių, Subaru vairuotojai, keičiat tepalus, nes daug ėda tepalo jūsų automobilis, žinau. Tai yra toks priedas, mes jau jį 2 kartus naudojam. Supilat, išsukat žvakes, supurškėt, čia yra kaip aerozolis, pripurškėt į cilindrų įstumoklinę ir tokiu būdu iškoksinat variklį, iškoksinat stumoklinę ir atpalaiduojat žiedus, nes žiedai greičiausiai pas jūs yra, nes tepalo vartoja prikepę ir kadangi jie yra prikepę, daugiau vartoja tepalo, toks biški užburtas ratas. Šitas yra keičiant tepalus, išvalyti visą, kas yra viduj, kas tepale, tai šitas daiktas Total Flush išvalo visus suodžius, visus brudus iš variklio, kaip sakantis. Šitas dalykas pilasi į benzino baką ir jisai valo visą kūro sistemą, visus purkštukus, vožtuvus, stumoklius taip pat valo, todėl kad viskas, kas dalyvauja benzino tiekime ir benzino deginime, šitas valiklis valo. Ir Red Boosteris keičiant tepalus. Tai mes dabar Audi keičiam tepalus, kadangi ralis artėja ir suksim kilometrus su Audi. Keičiam tokius tepalus, dedam Red Boosterį. 530 šiaip Audi priklauso, bet šitas Luxury Drive 540, manau, bus geriau. Kol tepalai išsitraukinėja, galima susipilti valiklį. Naudojant šitą valiklį tiesiog susipilat ir jisai veikia, nieko daugiau daryti nereikia. Taip netrimuojasi. Tepaliukas ištrauktas ir 5 litrai naujo, šviežio, kvepiančio, svarbiausia, kvepiančio tepalo. Ir mums susirašymai bus sklandus. Naudokite ir jūs Hado alyvą. Ir džiaukitės. Ir džiaugsis jūsų varikliai automobilių. Ir ne tik varikliai, greičių dėžės, reduktoriai ir visas kitas. Nu vat, žioplas. Taigi mokiau, ką reikia padaryti, kad gražiai bėgtų. Mokiau, a pats ir pamiršau. Vieną skylutę ir Red Boosteris. Revitalizantas, kuris visas besisukančias, besitrinančias, dylančias dalis padengia tokia plėvelė ir mažina trintį, mažina triukšmą. Sveikatą.